Sveiki, šiandien keliaukime į atrankinio stirnino medžioklę kartu. Šiandien pasirinkome mišrų medžioklės būdą, tai truputį sėlinsime, truputį patykosime laikinuose bokšteliuose, bus įvairių vietų, kaip mums reiktų surasti ir sumedžioti šį atrankinį stirniną, o būtent medžiokliai sėlinant, tai mums šiandien prireiks ryškios kepuraitės, lazdos, taikymosi lazdos. Be abejonės, bet kokia stirnino medžioklė neapsieina be žiūronų ir šiandien aš su savimi turiu Pulsar multispektrinius žiūronus DXR50. Na ir žinoma ginklas, šiandien aš medžioju su 223 kalibro Tikka T3X CTR. Būtent šis kalibras tikrai yra galimas pritaikyti stirninų medžiokliai, jis gana universalus, tinka bebram, stirninam, smulkesniai faunai, ypač plėšrūnam. Na ir žinoma, aš dar dažnai naudoju medžioklinio šaudymo varžybose. Taigi keliaukime kartu ir pasižiūrėkime, ką šiandien pamatysime. Taigi šiandien yra birželio 18 diena. Iš tikrųjų, aš asmeniškai niekada nerekomenduoju prasidėjus medžioklės sezono terminai medžioti stirninų. Aišku, geriausia būtų važiuoti į medžioklės plotus, apžiūrėti, išsirinkti, pasižiūrėti, kokių stirninų apskritai turit. Yra tikimybė padaryti klaidą ir sugadinti trofėjų. Galbūt mums per žiūronus atrodys, kad tikrai stirninas yra nusivalęs ragus, bet tarp rožių, tarp perlų gali būti likusių odos darinių ir vis dėlto trofėjai nebus tokie iki galo gražus. Tai rekomenduočiau palaukti bent savaitę kitą, apsižiūrėti, ką turim ir tik tada pradėti stirninų medžioklę. Stirninas ėjo. Vieną savaitgalį aš jį apžiūrėjau, per žiūronus mačiau, bet man jo nepavyko sumedžioti. Tai atradau laiko ateiti kitą savaitgalį ir labai tikėjaus, kad stirninas išeis iš miško į pievą, bet pasirodo, kad jisai visą laiką gulėjo šitam griovy ir iš tikrųjų jis mane apgavo, nes aš vis dėlto labiau buvau susikoncentravus į pievą ir laukiau jo besiganant pievai, o jis išlindo iš krūmų visai kitoj pusėj. Tai reiškia, kad tiesiog gamta yra nenuspėjama, kad ir kiek mes tų ženklų galėtumėm stebėti, kiekvienu kartu gausis vis kitaip. Tai matome, kad turim dar daug pievų nenušienautų. Iš tikrųjų dabar tik tai įsibėgėja tas šienavimo sezonas ir kas yra labai svarbu, kad būtent tokioj aukštoj žolėj mums jau yra sudėtinga medžioti stirniną. Dėl to vertėtų palaukti, kol tikrai pievos bus nušienautos ir mes būtent dabar ir einame ten, kur pievos yra nušienautos, kadangi jeigu mums ir išlystų stirninas ir jeigu mes sėdėtumėm bokštelėje per žoles, mes galėtumėm matyti tik tai jo galvą. Taip, ragus įsivertintumėm, bet šūvis jau būtų nelabai etiškas per žoles, galėtų būti kliudoma kulka ir vis dėlto jis galėtų būti netikslus. Tai taip pat rekomenduočiau susilaikyti nuo medžioklės aukštoje žolėje. Atėjom į 2 pievų sankirtą ir labai aiškus ir geras pavyzdys. Viena pieva nenušienauta, o kita pieva nušienauta ir matomumas akivaizdus. Šiandien medžiosime su giraitės ginkluotės gamyklos šoviniais. Po 7:10 šiandien tokia ūkanota lietinga diena ir matyt truputį anksčiau žvėris pradeda judėti. Tai pastebėsim šitą stirniną ir pasižiūrėsim jo išvaizdą.
Bandysim amžių nustatyti ir galbūt medžiosim. Galbūt. O, lend. Gerai, biškai gal arčiau prieis. Labai arti jo tie kelmeliai. Jis jaunas. Taigi šiandienos medžioklę jau baigėme, šiandien matėme porą stirninų, įsivertinom jų amžių ir vis dėlto nusprendėm, kad jie dar kol kas yra nemedžiotini, dar turėtų palaukti keletą metelių. Taip pat matėme tauriojo elnio patiną auginantį naujus ragus, tikrai jo pasigrožėjome. Taip pat matėme ir stirno, ir kitos gyvūnijos, bet aišku, žvėreliai reaguoja ir į klimatinės, ir oro sąlygos ir tikriausiai šiandien ne ta diena, nelabai tinkanti diena medžioklei. Na, bet nesėkmingų medžioklių nebūna, kiekviena medžioklė yra sėkminga naujomis patirtimis ir įspūdžiais. Todėl linkiu ir jums jūsų medžioklėse gerų, puikių įspūdžių ir gerų akimirkų. Nuo savo medžioklės atributiką, įrangą ir visko, ko tik reikia jūsų medžiokliai, galite rasti Volit parduotuvėse. Volit, viskas vienoje vietoje.